Gerbiamas Mindaugai, ar jūs su mumis? Taip, su jumis. Taip, tai atpažinau, nes ieškojau Survilos, mes čia ne vieną Mindaugą asociacijoje turim, bet čia yra ypatingas Mindaugas, nes Mindaugai mes bendraujam senokai. Aš mačiau pirmą kartą, kai pabendravom po Vilniaus universitete vykusio Sengirės pristatymo, taip Mindaugas žiūrėjo gan įtariai, koksgi čia dabar veikėjas prisikabinęs klausinėja. Bet man, Mindaugai, pirmiausia, tai sveikinu su Adamkaus premija ir čia tikrai ne vien pačiam, bet visai jūsų komandai yra skirtas, kad viešinat savo idėjas. Ir man patinka tai, kad žmogus neprimetinėja kitiems savo valios, bet ima ir įgyvendina tai, ką sumanęs savo pastangom, savo lėšom ir su visuomenės parama. Tai Mindaugai, tada, kadangi mūsų laikas ribotas, pirmiausia, labai ačiū, kad prisijungai. Antras dalykas, sakė, trumpai ten 10 minučių bėgi šiek tiek pasakysi ir papasakosi, nes tikrai atrasi ir mūsų tarpe ne vieną bendramintį, kuris ir seną medį gerbė, ir miško nori išsaugoti ateities kartom tokių įvairių plotų ir plotelių, tai prašom, žodis pačiam. Taip, tai ačiū labai už kvietimą ir nu ką, greitai pradėsim, nes laikas labai ribotas. Tai neskubėk, geriau normaliai tiek, kiek reikia, bet glaustai. Jo, tai tiesiog labai trumpai papasakosiu apie tai, kas yra Sengirės fondas, kaip jis atsirado, kodėl atsirado ir ką jisai veikia. Tai gal Mindaugai dar paprašysiu, jeigu prezentaciją paleistum per ekraną, nes čia dabar labai mažas, ten tas matosi. Supratau, tai čia prasideda techninės problemos, čia dabar turėtų būti per ekraną. Jeigu nėra jokių problemų, važiuojam taip. Tuoj, pabandysiu padidinti. Na, bent taip tada. Gerai. Labai puiku, gerai matosi. Jo, tai iš esmės pačioje pradžioje, kodėl, ta prasme, svarbu būtų išsaugoti senuosius miškus. Tai pakalbėsime apie įvairovę. Paklausime tokį retorinį, ar mes žinom, ką turim, kam saugoti tai, kas žmogui reikalinga. Tai nuo pat pradžių. Tai kam reikalinga yra didelė bioįvairovė? Čia gal žmonėm dirbančių miškų sektoriui ta bioįvairovė yra toks keiksmažodis, kuris kiša pagalius į ratus ir neleidžia normaliai dirbti. Na, bet čia toks labai trumpas biologo matymas. Tai bioįvairovės analogija su smegenim. Tai yra toks paplitęs mitas, kad žmogus panaudoja tarp 9 ir 10% savo smegenų. Tuo tarpu smegenys naudoja kažkur 30% žmogaus kūno energijos. Tai klausimas, kam evoliuciškai pas žmogų yra tokios didelės smegenys? Tai atsakymas yra labai paprastas, todėl kad smegenys yra labai sudėtingas ir labai atsakingas organas. Ir sakykime, pavyzdžiui, neurobiologai šitą mitą iš karto paneigė, kodėl ta prasme tiek nedaug tų smegenų išnaudoja. Nes sakykime, jeigu žmogus pajaučia, kad jam yra kažkas blogai, nueina, pasidaro tomografiją ir pamato, kad 2/3 smegenų sunykę ir tik tada žmogus pradeda jausti simptomą. Taip pat yra ir su bioįvairovė. Tai kuo yra bioįvairovė didesnė, kuo daugiau yra tų įvairių rūšių, tai tuo, sakykime, jeigu kažkas vienai rūšiai atsitinka, arba populiacinis sprogimas, arba ten kaip tik ta prasme sunyksta, tai kita rūšis paima ir padengia tos rūšies funkcijas ir miškas išlieka žymiai stabilesnis. Ir visi matėm tuos baisiuosius džiūvimus Belovežo girioje ir kirtimus. Tai iš esmės priežastis to, kaip biologai sako, yra tiesiog, kad buvo iškirsti miškai kažkada, po to ataugo vienos rūšies vieno amžiaus arba buvo atsodinti eglės, tai tokiuose medynuose yra labai lengva tam įvykti populiaciniam sprogimam. Tai va, o tuo tarpu Sengirėse, na taip, kinivarpų galbūt yra šiek tiek daugiau, bet pagrindinis skirtumas yra tame, kad jie yra žymiai atsparesni. Tie senieji miškai, kurie yra didelė rūšinė įvairovė, įvairius amžius ir panašiai, įvairiom negantom, sakykime, kad ir tom populiaciniam sprogimam arba vėjo didelėm gūsiam ir panašiai. Ir dar kas svarbu yra, tai kintančios klimatinės sąlygos. Ir dabar klimatas šyla, keičiasi ir iš esmės tie visi džiūvimai, kurie vyksta vidurio Europoje, tai kalbama yra todėl, kad tiesiog šyla klimatas. Ir labai dažnai, kada, sakykime, šyla klimatas, pušys eglės nebegali to normaliai išskirti sakų,
prasideda populiacinis kinivarpų sprogimas ir po to jos yra iškertamos ir atsodinamos vėl eglės. Tai iš esmės tas klimatas keičiasi ir sengirėje ta natūrali atranka vyksta labai ilgą laiką ir, ta prasme, rūšys išlieka pačios geriausiai prisitaikytinos prie tų klimatinių sąlygų. Tai va, ir dar kitas dalykas labai svarbus yra tai, kad, ta prasme, pavyzdžiui, kam saugot taip, kas nereikalinga, pavyzdžiui, kam saugot kažkokius ten bužius, ta prasme, kažkokius vabalus miške, kam žmogui gali būti reikalingas vabalas. Na, čia yra analogija su juodaisiais rokaliais, kurie yra ten nuo 2 km gylio, tai yra tiesiog vandeninio dugne, yra tam tikros versmės, kur veržiasi, kur yra lava šildo ir yra 400 laipsnių temperatūra. Ir ten gyvena bakterija. Nu, ir kam žmogui gali būti reikalinga bakterija. Ir iš tą bakteriją genetikai išskyrė tam tikras DNR sekas ir dabar va šitos sekos ištirtos iš tos bakterijos gyvenančios nežinia kur yra naudojamas kasdieniuose genetiniuose tyrimuose. Tai iš esmės iš pirmo žvilgsnio tai, kas atrodo yra nereikalinga, praėjus kažkiek tai metų gali pasirodyti, kad tai yra labai reikalingi dalykai. Ir klausimas, ar mes žinom, ką turim. Tai mikologija Reda ir Šėnaitė padarė tyrimus praeitais metais, ta prasme, jūs greičiausiai žinot, kad grybai, kurie auga ant žemės, tie kapuretai grybai, tai yra tiesiog grybo dauginimuose organas. Kai būna tinkamas laikas, jisai išauga virš žemės ir tada pradeda daugintis. O šiuo kartu Reda ir Šėnaitė paėmė grunto tam tikrus mėginius ir ištyrė, kokie ten yra grybiena, kokie ten yra tikrieji grybai. Tai pasirodo 30% grybų iš viso dar nėra aprašyta mokslo. Tai iš esmės mes dar nežinom, ką turim. Ir tos sunykstančios sengirės gali būti, kad su jom sunyks tie organizmų rūšys, kurios mes nežinom ir kuriamis galbūt ateities kartos galėtų naudotis ir galbūt išgelbėtų žmoniją. Ir pavyzdžiui, čia buvo darytas mokslinis straipsnis biomedicinos žurnale medikų, spausdintas, darytas Italijai susijęs su COVID-u, kad tose teritorijose, kur miškingumas yra didesnis, tai COVID susirgymų mažiau, o jeigu ir buvo, tai yra mažiau, ta prasme, simptomai yra mažesni miškingose teritorijose. Ta prasme, kokie ten yra mechanizmai, dar reikia išsiaiškinti, bet čia buvo toks short reportas. Tai va, tai tiesiog, kad mes dar turėtumėm išlaikyti ateities kartom, mes neturim teisę priimti atsakomybę už tai, ką sunaikinsim. Ir kokia situacija Lietuvoje? Lietuvoje, ta prasme, gana nemažai, yra miškų 33%, bet vidutinis amžius yra 53%. Tai iš esmės, ta biologinė įvairovė, tai yra labai svarbu ir, ta prasme, brandus medžiai, bet dar yra svarbiau tai nugriuvę medžiai. Tai nes, sakykime, jeigu, pavyzdžiui, pasvert augantį medį ir nugriuvusi ant žemės medį, tai gali būti, kad nugriuvusią medį gyvybės yra daugiau, negu kad pačiam augančiam medį. Tai va, tai tiesiog tą medieną galbūt reikėtų vadinti ne negyvą medieną, kas yra nereikalinga, bet gyvastinga, nes tai yra gyvybės šaltinis. Tai ir kiek mes tų sengirių Lietuvoje turim, tai čia aišku, čia gal net auditorija, kurie reikės skaitų, kad miškai yra skirstomi 4 grupės ir tiesiog pirmos grupės yra visiškai nekertama ir tai sudaro 1,2% miškų arba 0,4% šalies teritorijos. Tai iš tiesų yra nedidelis skaičius. Ir iš tiesų dar būtų labai neblogai, kad mes turėtumėm tą 1,2% sengirių. Bet esmė yra tame, kad visos tie rezervatai buvo kaip atiduoti gamtai tos teritorijos, kurios buvo nereikalingos žmogui. Tai sakykime, tai yra didžiosios pelkės, kurios buvo per didelis eksploatuoti. Tai va, buvo įkurti rezervatai, na ir tie miškai, kurie yra, jie tiesiog pakliuvo kaip buferinės zonos. Ir dabar jie yra saugomi. Ir šitų miškų amžius yra kažkur 68,5 metų. Tai, ta prasme, iš tiesų, vėlgi tai yra miškai, negalima vadinti sengirėm, bet galima vadinti miškais, kurie turi teisę tapti sengirėm. Tai ir mes paklausėme mokslininkų, kiekgi Lietuvoje galėtų būti miškų, kurių yra amžius vidutinis, lygus arba daugiau kaip 300 metų, nes sengirė yra apibrėžiamas toks miškas, kai miškas užauga, nugriūna, užauga ir vėl nugriūna be jokios žmogaus veiklos. Tai sakykime, koks juodalksnynas, tai kiek čia būtų 300 metų ir jau būtų atitiktų sengirės apibrėžimą, ąžuolynas tuo tarpu, na, reikėtų laukti ant kokių, nežinau, bent jau 800 metų.
ir paklausėm, kiek yra tokių miškų, kurių vidutinis amžius daugiau negu 300 metų, tai kad būtų sengirė, tokių miškų nėra, o daugiau negu 200 metų, tai yra 61,5 hektaro. Ir tai yra 0,0009% Lietuvos teritorijos. Kai tuo tarpu iki žmogaus veiklos buvo 80–90% Lietuvos teritorijos sudaro sengirė. Ir tai iš tiesų yra labai nedidelis skaičius. Ir čia nėra taip, kad mes atgavome nepriklausomybę ir nusiritom iki tokių mažų skaičių. Ne, iš tikrųjų buvo ir carinė Rusija, ir po to karai, tai miškai buvo kertami ir čia tarpukariu Lietuvos miškingumas buvo visai apgailėtinas, tai todėl nenuostabu, kad senesnių negu 200 metų amžiaus miškų yra iš tiesų labai nedaug. Ir čia toks labai paprastas grafikėlis, linija įsivaizduoti, tai yra, sakykime, ąžuolo gyvenimas, ten gali iki 1500 metų gyventi, bet įsivaizduokim, kad šita žalia linija tai yra 1000 metų. Tai 4 grupės miškų ąžuolai yra iškertami, kai sulaukia 121 metų ir lieka tik tai 28%. Kai ąžuolas sulaukia 200 metų, tai teoriškai lieka apie 1,2% tų pačių ąžuolų. Tai jeigu paim žmogaus gyvenimo, kuris gyvena 100 metų, tai taip išeitų, kad daugiausiai yra 12 metų, prasme, jau iškertama, o jau kai sulaukia 20, lieka tik tai 1%. Tuo tarpu šiame grafike ąžuolo pridėtinė vertė bei įvairovė didžiausia prasideda jau, tai prasme, nuo 200–300 metų ir pati didžiausia būna, kai jau tas ąžuolas nugriūna ant žemės ir kita mediena tampa gyvastinga. Tai ar tokia situacija tenkina? Ne, iš tikrųjų netenkina. Ir čia, kai buvau mokykloje, atvažiuojo tokia Mišelė vienuolė iš Amerikos, buvo nepriklausomybės pati pradžia ir jinai taip pastoviai kaldavo į galvą, kad aš statau visuomenę. Tai iš esmės, kad labai yra svarbu, kad mes pamirštumėm tos sovietinius nurodymus, tu tik nesikišk, tu tik nieko nedaryk ir tau tik tai bus geriau. Ne, mes galvom, kad reikia daryti. Ir visų pirma, sukūrėm tai filmą Sengirė, tiesiog norėjom kreipti visuomenės dėmesį į mūsų tuos miškus, apie tuos nuostabius miškus, kurių likučius mes dar turim. Ir po to, kadangi buvo didžiulė sėkmė, mes nusprendėm žengti pirmąjį žingsnį link praktinės gamtosaugos, tai realiai miškų išpirkimo. Tiesiog nusprendėm pusę pinigų, kurias gausim už filmą Sengirė rodymus Lietuvoje, skirti kitam projektui, interaktyviai platformai, o kitą pusę grąžinti miškui. Tai va ir nusprendėm įkurti Sengirės fondą. Tai fondo veikimo principai tai yra labai paprasti. Tai pirmas, tai kad tiesiog įsigyti miškus ir nieko su jais nedaryti, leis Sengirį užaugti. O kita tokia ne ką mažiau svarbi sfera, tai yra tiesiog visuomenės švietimas. Kad kuo daugiau žmonės sužinotų apie tuos pačius senuosius miškus ir tai, ką mes turim. Tai va, tai miškų atranka, tai iš esmės mūsų biologai, naudodami geoinformacinės sistemas, po to važiuodami gyvai atrinko Lietuvoje sklypų, apie 50, tai yra vertingiausi Lietuvos sklypai. Na ir čia žemėlapyje tie plotai atrodo dideli, bet iš esmės čia tų plotų tas apibrėžimas yra storas, dėl to taip ir atrodo. Iš esmės tie ploteliai yra labai maži ir tai yra vertingiausi miškai, kurie yra atrinkti pagal eilę įvairiausių kriterijų. Tai va, ir mes dabar žinom, į kur koncentruotis ir po truputį tos miškus pradedam išpirkinėti. Ir atrodo, kad čia taip, gana tokie keistuoliai, sakykime, prieš 10 metų, jeigu būčiau kažkam pasakęs, kad, duokit pinigų, aš už jį nupirksiu mišką. Tai visi būtų pasukėjo pirštą prie smilkminio ir sakytų, eik tu žinai kur. Tai va, bet šiai dienai, iš esmės, visuomenės susidomėjimas yra labai didžiulis. Ir labai daug žiniasklaidos, ta prasme, įsitraukia į tai žmonių švietimą, ta prasme, gamtosauginiais klausimais, labai norėtumėm jiem padėkoti. Ir taip pat labai pernai metais prisijungė nemažai įvairių rėmėjų, kurie tiesiog aukodami lėšas tam tikrais būdais, kas ten buvo, kad ir 10 eurų paaukojo, ta prasme, įmonė buvo, kad ir 10 000 paaukojo. Tai va, tai pernai metais iš viso 128 000 eurų paramos surinkom, tai iš jų fiziniai asmenys, tai iš esmės patys žmonės sunešė 41 000. Tai čia, ta prasme, nėra, kad pasirašyk kažkur peticiją arba ten kažką ten palaikink arba tiesiog kažką pasakyk dėl gamtosaugos, bet tai yra duok eurą. Tai žmogui yra, ta prasme, gana sudėtingas veiksmas, pasakykime, nes niekas nenori šiaip normaliai duoti, bet kadangi žmonėms skauda, tai jie ir duoda.
ir iš juridinių asmenų 27 000 eurų gavom, tai šiais metais jau turim sutarčių nemažai ir iš juridinių asmenų jau parama šiais metais jau bus žymiai didesnė, nes kuo toliau, tuo daugiau verslų jungiasi prie šios idėjos. Ir iš Filmo Sengirė 60 000 eurų. Tai iš tiesų žmonių labai daug ir šiais metais irgi ten rėmimai yra labai vairūs, kartais būna po eurą, o čia prieš kelias savaitės žmogus vienas paaukojo savo, fizinių asmenų, fizinis žmogus 10 000 eurų. Tai iš ties šitas klausimas išpirkimo yra ir miškų situacija dabartinė Lietuvos yra labai aktuali dideliai daliai visuomenės. Ir kaip kiekvienas gali prisidėti prie miško, tai kas yra čia miško savininkai, tai tiesiog leisti sengirį užaugti. Paimti, pavyzdžiui, nors kokį turi didelį miško plotą, kažkokį plotelį paimti ir pasakyti, aš jo nekertu ir kad būtų toks gelbėjimosi laivas tam visom rūšim. Kiti miškai bus iškirsti ir po to tos rūšis galės sugrįžti iš tų salų gelbėjimosi laivų į jūsų miškus ir jį taip apsaugoti ir tas pats miškas taps atsparesnis. Taip pat labai svarbu yra dalintis informaciją su savo artimaisiais, savo bičiuliais, tiesiog apie tai, kaip būnat miške, ką jame jaučiat, kuo miškas svarbus ir panašiai. 1,2% parama ir taip pat jau yra mums padovanoti 2 miškai ir dar bus daugiau padovanoti tiesiog žmonės, kurie nežino, kaip bus miškais elgiamasi ateityje. Jie tiesiog sutinka padovanoti organizacijai, Sengirės fondui, kurioje yra užtikrintas saugus perėjimas kartu. Tai ir tikslai šie metam, tai iš esmės pernai metais surinkom 129 000 eurų, tai manom, kad šiais metais įsigysim 20-30 hektarų miško, kurį apsaugosim. Ir apsaugosim, tai reiškia, kad tuose miškuose absoliučiai nieko nedarysim, netimsim gyvastingos medienos iš miško ir leisim tam miškui pačiam augti. Tai ir šiaip žmogui 20-30 hektarų, iš ties tai yra nemažas plotas, tai yra didžiuliai pinigai. Bet Lietuvoje, nežinau statistikos tikslios, bet per metus yra iškertama apie 7 000 hektarų. Tai čia tas 20-30 hektarų, taip sakant, situacijos neišgelbėjo, bet aš statau visuomenę. Kuo daugiau bus mūsų, norinčių prisidėti, tuo daugiau mes miškų galėsime ir išsaugoti. Tai tiek labai trumpai išpiškinau, galbūt būtų klausimų. Tai Mindaugai neišpiškinai, bet papasakojai savo gyvenimo požiūrį ir aš galvoju, kad tikrai labai gerai mums reikia girdėti vieni kitus, o didžiulė miško savininkų įvairovė su didžiuliu interesų ir tikslų įvairovė užtikrina, kad miškai privatūs bus tikrai tvarkomi arba netvarkomi įvairiai. Tai tikiuosi, kad mes bendrausim ir dalyvausim ir tikrai Mindaugo, jeigu norit konkrečiai užduoti klausimą gyvai, tai dabar užduokit, o jeigu norit pabendrauti ilgiau, tai tiesiog Mindaugai dar matyt pabūsi šiek tiek ir ilgėliau, tai čiate klausimus užduoti ir susirašinėt, ten tikrai galit visą likusį laiką. Nes patikėk, mes ir mūsų asociacijoje turim tų žmonių, kurie ir medžius senolius išskiria ir saugo, ar net aplinkosaugininkam nerodo, kad jie paskui neuždėtų kokio apribojimo, nes žmogus nori tvarkyti, bet saugot ir kad jis išliktų ir daugelis kitų dalykų. Tai tikiu, kad čia ne vienkartinis toks susitikimas, bet nuolatinis bendravimas.